Ką išmokai tiek randu save papuošęs, besisnuki, kai nebūsi pasiruošęs. Gyvenimas nuvils, išgerk įpils, išgerk įpils. Gyvenimas debils. 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 Whatever you get, can I take some more now? Sveikuoliai jaunuoliai, čia Šnioka ir sveikinu su jumis iš Rotterdamo. Taip, esu Olandijoje, ganėtinai keistoje lokacijoje, šokinėt parašiutais, bet čia turiu draugelį, kuris pasikvietė į svečius ir atvažiavau ne į Amsterdamą, kaip visi važiuoja, o į Rotterdamą. Pamatyti šiek tiek ir miesto apžiūrėti, visai cool miestelis ir išbandyti kažką nušokti, visokiausių įdomiausių objektėlių. Čia yra, tai pažiūrėsim, ką man draugas pasiūlys, pažiūrėsim, kaip čia orai, nes realiai kelionė labai spontaniška ir pasižiūrėjau orus ir vėjus antradienį, nusipirkau bilietų savaitgaliui, penktadienį skridau, tai toksai labai spontaniškas tripas, tai tikiuosi vėjai nepaves ir bus tikrai puikus oras ir tuomet galėsim padaryti gerų šuolių su draugu. Tai rytoj nuo ryto iš karto keliaujame porą tokių stulpų apžiūrėti, nuo jų nušokti. O sekmadienio oras yra fantastiškas, tai nulinis vėjas, tai manau, kad čia kažkokių įdomesnių pastatėlių nušoksim, tai net nekantrauju padaryti tos šuolius. Tai varom į dieną, žiūrėsim, kas čia gausis. Tai pirmas objektas, į ką varom nušokti, yra elektros stulpas. Labai keistai skamba ir iš tikrųjų keistas objektas su lietuviška perspektyva mąstant, bet čia jų yra labai didelių, nes yra upės, kurias reikia perkristi elektros laidams ir dėl to pastato labai aukštus stulpus, kad per tą upę galėtų laidai praeiti, tai netgi 110 metrų aukščio stulpas bus, nuo kurio pravarysim nušokti. Ir jo, tokie pirmos dienos objektai, elektros stulpai. Tai pažiūrim, kaip ten viskas sekasi ir kaip ten viskas gausis, bet nekantrauju, nes tokio dar dalyko nesu šokęs. Niekur net matęs nesu tokio aukščio stulpo. Atvarėm tokį stulpą nušokti. Elektros aplinkui vien pelkės kažkokios. Visai gerai. Einam, patikrinsim, kas čia per šuoliukas bus. He broke his leg like a few months ago. Nu ką, lipame viršų. Bus reikalų. Tokią platformą užlipom. Dar nemažai lėsim. Smagu. Beveik užlipom, nebedaug liko, labai gražu, nesunku, easy. Labai patogu lipti, nes kopėtėlės nestačios, o biškį paverstos, tai nesunkiai lipasi, daug erdvės. Tai lipsim iki tų ūsų, iš kišulių šitų ir nuo jų šoksim. Gal kokį saltuką, dar kažką pažiūrėsim. Prieš kiekvieną šuoliuką draugams būtinai duodi 5, palinki viens kitam sėkmės ir keliauji į šuolį. Toks elektros stulpas savo konstrukcija mums yra tobulas treniruočių objektas, nes galim iš tikrųjų bet kuriam taške nušokti ir pasirinkti mums reikalingą ar naudingą aukštį treniruotėms. Kadangi stulpas stovi vidury laukų, aplinkui yra daug erdvės, tai galim šokti į bet kurią pusę ir tiesiog pasireguliuojam šuolio kryptį palei pučiamą vėją.
Na ir svarbiausias privalumas tokios konstrukcijos yra tai, jog jinai yra perpučiama vėjo, aplink pastatus ir kitus tokius objektus susidaro turbulencijos, o čia vėjas eina kiaurai ir mums nušokus, jisai mūsų nupučia tolyn nuo objekto, taip padarant objektą dar saugesniu. Martinas šauna lazy gynėliuką, kaip matot, visiškai atsipūtęs jaunuolis šoka ir po jo ruošiuosi aš taip pat darysiu gynėlį, atgulinį saltą, na, šiek tiek kitaip rotuosiu, bet principe triukas tas pats. Tik įskleidę parašiutus, iš karto sukame į dešinę, darome dešininį posūkį ir leidžiamės prieš vėją. Good job, my friend. Enjoy. Okay. 3, 2, 1, base, jump! Jump! Dėka lengvo priešpriešinio vėjo nuslydimas labai lengvas ir švelnus. Savo parašiutą iškart patraukiu iš kelio ir laukiame Ronaldo šuolio. Parašiutui įsiskleisti reikia 25 metrų aukščio, bet žinoma, tai yra greičiausias slydimo būdas, o jeigu turime daugiau aukščio kaip šitoje situacijoje, dar galime šiek tiek pakristi ir pasimėgauti laisvų kritimu. Puikus šuoliukas. Oi, tikiuosi, nieks nepamatys, kur mes čia pakuojam parašiutus, draugai parašiutininkai pakrauptų. Nes susipakavom parašiutus tiesiog stovėjimo aikštelėje ant asfalto, tai nelabai kur turėjom pakuoti. Tai čia kaip tas pats, kas merga pasikuldyti ant rinkelių. Nieks taip nedaro. Nu, bet nieko baisaus. Karts nuo karto atsitinka. Tai va, tai padarėm fainą šuoliuką, labai įdomus buvo, nes ant tokio aukšto elektros stulpo dar nesu buvęs. Tai pirmą kartą tokį patyrimą turėjau, Lietuvoje tokių nėra, o čia va pirmas šuolis Olandijai. Tai va ir nu jo, geras buvo šuoliukas, padariau įdomų flipuką, baisu, bet patiko, all good. Tai vat ir tuomet dabar susipakinom, įsigėrėm kavytės ir varom kitą objektą šokti, nes turėtų ateiti lietus, tai skubam, kad spėtumėm viską padaryti. Ir tuoj pat varysim čilint po to jau, po to šuolio, manau. O rytoj nuo ryto laukia Rotterdamas su savo pastatais ir dar įdomesniais objektais. Tai judam. O kitas objektas mūsų bus vėl elektros stulpas, tik kitas, žemesnis. Jau iš rankos mesime, kitaip šoksim. Tai kol galim, judam link jo. Let's go. Tikėkime spėsim su vėju ir like alternative landing? Yeah, that's the alternative. Okay. It really depends. The wind is coming this way, Okay. so we might maybe jump from the antenna thing and then here, or well, we'll decide up there. Okay. Depending on the wind, yeah. Šitam bičiukui, Ronaldui, mano draugui, yra 62 metai. Jisai šokinėja nuo 96 metų ir yra tikriausiai viską, ką įmanoma Olandijoje nušokęs. Mes su juo susipažinome Afrikoje, šokinėdami nuo olų tenais, Saharoje. Ir apie tai taip pat turiu susukęs filmuką. Jeigu nematėt, nueikite į mano kanalą ir pasižiūrėkite. Būtent tuom ir žavi base jumperių bendruomenė, nes jinai pakankamai maža, mūsų tik keli tūkstančiai per visą pasaulį. Ir visi labai draugiškai vieni kitus visą laiką pahaustina, parodo pečikės, kur patys šokinėja ir žinoma, pas vieni kitus keliauja. Eidamas į šitą šuolį patyriau įdomų potyrį, pajaučiau elektrą prisilietęs prie turėklo, nors ir nenukretė jinai, bet jaučiau, kad tikrai nemaža čia įtampa teka šitais laidais ir šitais stulpais. Šitam šuoliui naudosim šiek tiek kitokią parašiuto skridimo techniką, vadinasi handheld, kai rankoje laikoma medūza ir taip išmetama, šiek tiek parašiutas skleidžiasi greičiau, negu prieš tai matytame šuolyje, kai medūzas metėme iš kišenių. Ronaldas šoka pirmas ir man parodys, kur reikia leistis, bet prieš pat šuolį vėjas tikrai jautėsi, kad stiprėja ir kyla ir mums nusileisti ten, kur planavom už šių keliukų, nepavyksta ir leidžiamės į
tarpinę nusileidimo aikštelę, tai yra per vidurį ir tai yra ganėtinai sudėtinga ir pavojinga, nes aplinkui yra tvora, spygliuota tvora, tai reikia parašiuto nepriliesti prie jos, kad nesuplėšyt medžiagos. Taip pat nusileidimo aikštelė yra pasvirus ir nelygi, tai taipogi apsunkina nusileidimą, o aš bandau visai kaip nenusileisti ant draugelio parašiuto ir paskui iš karto visai kaip saugau parašiutą savo, kad nenuleisti ant tvoros, ant spyglių. But you don't want to land on your parachute. Oh, it's okay. Just pull it this side, this side. Yeah, excellent. All good. But a little windy. It's a little windy, yeah. But it's alright. So the building is not a good idea. I guess so. Yeah, excellent. Thank you. Nice. Yeah. I think I could feel the electricity when touching, huh? Yeah. A little bit. Yeah, these two ones, they have that. Ką tik nusivertėm nuo dar vieno elektros stulpo. Labai intensyvus buvo šaliukas, nes didelis vėjas pakilęs ir panašu, kad gal šiandien net ir baigsis jau mūsų šuoliai, nes taip užtaikiau, kad tokį savaitgalį, kad visgi rytojus oras, sekmadienio oras bus tikrai geresnis ir ten beveik 0 vėjo, o šiandien pučia. Šiandien pučia visai ir va, ten elektros stulpo dar visai neblogai šok, nes jį kiaurai perapučia ir mes tą vėją panaudojom nutolt nuo stulpo. Toksai pastatas jau būtų pavojinga, nes atsiranda turbulencijų ir panašiai. Tai va, galimai, kad šiandien jau baigsim šaliukus, tai varysiu dar Rotterdamą apsidaryti kažką, susipakuot parašiutą ir tada rytoj tęsim šuolius nuo ryto ir paskui atgal į Vilniuką grįžti namo čia. Tai va, toksai savaitgaliuko tripukas, visai neblogas gaunasi, tik gaila, kad su tuo vėju sunku čia nuspėti ir pataikyti, kaip ir lietuvėliai, jis nenuspėjamas šiandien yra. Tai va, tai tokios tokelės, labai smagus šuolis buvo, patiko. Labai fainai lipti į tuos tulpus, nes labai gerai paverstas kopėtėlės, tokių kampų, kad nesunku ant rankų, neapsikrauna rankos, tai tikrai fiziškai neišvargina lipimas. Galėčiau dar lipti ir lipti. Tai žiūrėsim, dabar Ronaldas ieško, galvoja naują objektą, ką čia mums padaryti. Tai gal dar kažką ir sugalvosim, bet turi būti objektas tinkamas prie didelio vėjo. Tai vat, šiandieną tokie objektai. Na, išnaudodami blogą orą ir būdamas visiškas turistas, nusprendžiau aplankyti Kinderdyką, tai unikalus vėjų malūnų kompleksas Nyderlanduose netoli Rotterdamo. Jis garsėja 19 autentiškų malūnų pastatytų 18 amžiuje. Sistema, kuri iki šiol simbolizuoja Olandų kovą su vandeniu. Šie malūnai buvo skirti vandens pertekliaus šalinimui ir yra svarbi šalies hidrotechnikos istorijos dalis. Tai tas labiausiai ir nustebino, kad ne tik grūdus malė su tais malūnais, bet ir pumpavo vandenį ir šalino jo perteklių iš visų laukų, kad galėtų tenais dirbti. Jau kad esu Olandijai, būtų baisiai gėda nepasinaudoti pilnu turisto statusu ir neužeiti į coffee shopą. Einam patikrinsim, ką čia gero parduoda. Kažkur ten turėtų būti. Nusirūkysiu kaip šuo. Nesu kodėl ne. Taigi galima, legalu. Einam ieškoti. Prisipirkau Crazy Stafuko žigas, kokie jointai, tokių net nematęs, apibarstyti kažkokių gėrių. Nu, gaila negaliu parodyti, kaip rūkojau, čia nes YouTube'as užbanins, tai... Na tai, patys įsivaizduojat, kaip yra rūkoma, ne? Kaip dariau, taip ir padariau. Tai dabar, žodžiu, grybauju po miestą, čia beleką kažką filmuoju, taip važiūrinėju. Ir galvoju, ką čia veikt, ką čia daryt, šalta visai. Einu galvoju į comedy show pažiūrėsiu kokį nors. Žiūriu, nieko čia nevyksta, tada sprendžiau eiti į kiną.
Tai varau padripinsiu, jaučiu norysiu kiną, po to panaktinį dar mes pasivaikščiosiu ir dripinu šiandieną vakarė labai smagiai. Kažką būtų fainai nušokti tokio aukšto, kaip kad tenais. Bet jaučiu nepais kažką nušokti, nes per daug nusirūkiau, kad kažką reikčiau dar daug tokių intensyvesnio. Tai varau tiesiog. Jo. Varau tiesiog paklaidžiat. Va ką, nusprendžiau į kiną nuvaryt, bet prieš kiną reikia antrą raundą užėjimą padaryti, atsipūsti ir eit prisėsti. Tai va, bet viskas pasiruošta, turiu sultyčių labai skanių. Ir visą piso, kad nieko nepritrūktų, dar nusipirkau kažkokį tai Dubajaus šokoladą su razina, kažkokį variantą. Edibles, sakė, stipriausias, ką turi. Ir sakė, niekur čia Rotterdame negausi tokio stipraus ir gero, tik čia pas jos yra, tai va, bandysiu, paragausiu kažkas skanaus, kinę bežiūrint. Paskutinis draugužis, štai toks pakavimas, Pinokis nupieštas ir kas čia. Patikrinsim prieš mėgelį. Nu, tokio dar nematęs, apibarstytas barstukais kažkokiais labai skaniais. Nu, vakarai tas tikras ragavimas vyksta. Degustacinė vakarienė mano stiliaus labai patiko. Labas rytas. Sunkus rytas, nes nelabai gerai miegota, labai nėra daug. Tuo 7 jau atvažiavau pasiimt. Tai darysiu kapučino šuolį, tada atsikelsiu, man atrodo. Bet nežinau, ką šoksim. Varom patikrint, ką Arnoldas mums parašė. Už 4 minučių turėtų būti čia. Čekautą padariau iš viešbučio. Ir judėsim kažką čia Rotterdam vietoj šoksim. Antrą šuolį šokau, iki Utrechto važiuosim ten daryti. Tai va, pradžiai kažką Rotterdame. Čia lendingas. Čia leisimės, per ten per tvorą reiks perlipti, nes užrakintos durys. Traukiau vieną, traukiau du, tempėjau mūsų abu. Kalti mes, oi kalti mes, kalti prie kryžiaus, be kalbų turgus bėdų. Kaltinamasis po padu žinojau, tos pačius nešiojau aš padus, tik prie savų iš pasalų. Mėlyno kraujo uniforma, pasipuošę vyrai formai, diktuoja man savo normas, prišerti kombikormą. Knisoja gilę šaknį, ar tu kada pagalvoji, kas ten rausės naktį, a? Bauginantis vaizdai, mama bent jau sakė, niekur nelys po sutemų. Panašu, kad atlikom patį viršų. Einu ieškot, kur galim nušokti. Balkoną ar kažką. Apie 20 aukštų. Ieškom patikimo lauką. Bus labai tight landingas čia. Bandom įsisukti. Vienas landingas čia. Kitas ten. Kitas čia. Blokje maar rechts vanaf hier. Hè? Niet vanaf hier. Meer naar die kant. Ja, meer. Maar je zit ook met de hoogte van het andere plekje. Hier kan je eruit. Ja, nu moet je de andere kant toch? Neapsisprendžiam, kur šokt. Ten ir ten gerų opcijų. Labai patogu tokiuose strojkėse šokinėti, nes visą laiką gali atrasti ir pasiskolinti inventoriaus. Tai pasinaudosim va šitom rastom kopėtėlėm ir tai bus lengviau perlipti per turėklą ir patogiau šokti.
Tai visgi nusprendžiam leistis į kairę į gatvę, nors jinai pakankamai siaura, yra medžių šalia pastatas, bet pasirodė kaip geriausias variantas. Yes. Neturime šitame šuolyje daug aukščio, tad parašiutus skleisim vienas kitam. Aš imu Martino medūzą ir pasiruošiu ją išskleidimui. Tai, kitaip sakant, tiesiog aš ją laikysiu rankoj, tol kol parašiutas įsiskleis, o tada paleisiu ir leisiu jam jau nuskristi. Yra specialus metodas, kaip reikėtų laikyti tą medūzą, tam, kad nesusižeisti, nes susikuria tikrai nemažai jėgos, būtent šuolio metu, kai medūza yra ištraukama iš mūsų rankos. Yes? Yes, I'm ready for you whenever you want. I go. You ready, eh? I'm ready anytime. 3, 2, 1. See you. Pretty high. See, above this tree? Easy. Now it's perfect. Don't stay for too long on the brakes. No. But yeah, I would jump here for you instead of you, Ronald. Tie it here. Yeah. And jump it here. It's way wider. Okay, you ready? Yeah, I am. Okay, 3, 2, 1, base, jump. Jump. Tik nusileidęs, iš karto traukiuosi į šoną, kad Ronaldas turėtų laisvą kelią savo nuslydimui. That was spicy. Kadangi Ronaldas šoka paskutinis ir nėra žmogaus, kuris jam įskaistų parašiutą, jisai su specialia virvute prisiriša parašiutą prie objekto ir ta virvutė prie tam tikro krūvio, tai yra 40 kg, nutrūksta, kai parašiutas yra pilnai išskleistas. Aš nieko nelaukdamas vynioju savo stropas ir išnaudoju tą laiką, kol laukiam Ronaldo, o jisai pasiruošęs iš karto šoka. Nuslydimas tikrai labai siauras ir visi trys be išimties kabinam medžio šakas, bet jos nesutrukdo normaliai nusileisti ir visiems šuolis pavyksta puikiai. Neliekam nepastebėti, nes skleidžiantis parašiutas tikrai sukelia nemažai garso, tai nusileidžiam šalia gaisrinės ir daugelis ugniagesių matė mus besileidžiančius, bet nieks neturi jokių priekaištų. Tiesiog pasidžiaugia, kad sveiki gyvi ir kad jiems sudarėm papildomo darbo. Springen mag wel. Springen mag wel. O čia tai šaliukas, Ricinukas pro medžius. Nieko nelaukdami, nevyniodami į vatą, keliaujam link automobilių, viską susimetam, bandom kuo greičiau dingti iš vietos, nes dažnai atvyksta policija šiek tiek pavėlavus, kai kokie nors gyventojai pasipiktina ir jie Dat kan misschien ook, maar we moeten eerst vouwen, hè? Ja. We moeten eerst vouwen. Atvarė policija. Ja, dat vlees heeft een beetje. Maybe, yeah. How rude, you jump and you just pack parachute around the corner, you know. Kažkokį čia užkampį atėjom, nors čia šretas į pastatas, nuo kurio šokom. Atvarėm čia kažkokius kiemus užkampį pasipakot parašiutų. Tai tiesiog va taip, bet kaip susipakavom ant trinkelių. Nu kaip nebėlėm, kaip normaliai susipakavom, tai tiek, kad kaip ten Lietuvoj pamatys draugai, tai
išjuoks, nes visą laiką pasitėsim kažkokį ten tartą, kažkokį pasitėsim tentuką, pakuojam čia ant rinkelį, belia kaip gėda. Bet nieko tokio. Tokie šuoliai reikalauja tokių pakavimų matyti. Ir dabar šalia yra kitas pastatas, čia vietoj vėl marysim. Kažkur man įsirodė. Lemba, nesimato čia. Mes ir pafilmuosiu. Dar vieną šuolį čia pat. Čia policija važinėjo, dėl to reikėjo tos kiemus lyst, nes buvo mentai atvažiavę, kažkas matyti iškvietė. Tai va, bet negaisrininkai. Nuo šito šoksim. Čia nais leisimės. No worries. Watch out. Yeah. Put it on my back. Go on my back. Kad pakliūti pastatą, pasinaudosime išorinio lifto konstrukciją, kuri yra sujungta su pastatu tokiais taškais ir ten yra visur stiklų neįdėta ir dėl to galime pakliūti vidun. Iš tikrųjų labai svarbus momentas mums įsibraunant į tuos pastatus yra tai, jog nieko nesulaužytumėm, nesudaužytumėm jokio stiklo ar neišlaužtumėm durų, o pakliūtumėm paprastai, ko paprasčiau, taip nelabai galima mumis kom nors ir apkaltinti. Šį kartą labai pasiseka, nes atrandam veikiantį liftą viduje ir nereikės patiems kopti 20 aukšto. Counting Like crazy. Atrandam duris ir patekimą ant stogo, iškart patikrinam, ar duris neužsitrenkė ir ar galėsim grįžti atgal į kuką ir ruošiamės, puošiamės po truputuką šuoliukui. Little frost on the ground, nice. slippery. Mind the slip. Šoksim čia ir čia leistis reiks. Looks nice. Sorry? Dit is wat je in je hoofd had, toch? Of niet? Ja, het is weer voor. Oh, je hebt altijd voor. Ja, dat is goed. Nu ką, aš pasiruošęs esu. Chebra baigė rengtis ir varysim šokt. Labai gražu. Rytas. Tokio grožio rytas. Nulis vėjo. Rotterdamas. Žinokit, aplankykit, ne tik Amsterdamas, Olandijai gerai atrodo ir yra čia ką veikti. Vau, miestukas. Kiek galimybių neišsemtų, neišsemiamų. Bomba. Ateina berniukai, šuolis ir tada ir važiuojam į Utrechtą. Do you land? I jump straight. Sure. After you land. No people? No people. Okay. Whenever you're ready, I'm ready for you. Then let's go time. Let's go, boys. 2, 1, see ya. I'll wait for him to land. Okay.
Perfect. I can go? Yeah. Okay, 3, 2, 1, base, jump. Man įsiskleidus parašiutas pasisuka į kairę, skrenda tiesiai į pastatą, turiu greit reaguoti, kad galėčiau nusukti nuo jo ir praskristi šalimais. Kadangi vėjo praktiškai nėra, parašiutas skrenda pilnu greičiu ir nusileidimas greitas ir visai aštrus. Nice one. Šįkart iškart nusileidus parašiutų susidedam į maišus, į kuprines, tam, kad neatrodytumėm intartiniai, eidami per miestą ir galėtumėm savo ramiai nueiti iki automobilių. Na tai kaip matote, viskas pakankamai greitai vyksta. Nuo šuolio nusileidimas užtrunka per kelias sekundės, paskui viską susidedam taip pat per kelias ir greitai dingstame iš vietos. Tad mus pagauti yra ganėtinai sunku, nebent tikrai labai nepasisektų ir šalimais eitų ir važiuotų policija ir tada pamatytų patį šuolį. Kitu atveju, kol sureaguos ir kažkas atvažiuos, mes jau būsim senai dingę iš įvykio vietos. Nu ką, gerai atsigėrėm kavytės su tokiu vaizdeliu. Dabar pasiimsiu parašiutą, įsipakuosiu, bet Ronaldas mus palieka, jisai išvaro, o mes su Martinu liksim toliau šokinėti. Dar nežinau, ar čia šoksim, ar varysim kažkur. Bet sumažės komandėlės kiekis mūsų. Žiūrėsim. Alright, thank you so much. You're welcome. This weekend was amazing. I would have joined you, but I really need to skydive. No worries. Okay. Thank you so much. You did a lot for us. Okay, so, all right. Su tokiais vaizdais pakoju parašiutą. Nu ir tada žiūrėsim, ar čia dar kažką nušoksim, ar iškart Utrechtą varom. Bet pakavimo vieta ant saulytės tikrai neblogiausias variantas. Aš jau susipakavau savo parašiutą, žmonės bėgioja, sportuoja, mėgauja savo ryto. Mes irgi mėgaujamės, jau 10 ryto, 2 šuoliai dan, tai dabar nežinau, važiuosim, žiūrėsim. Sakė, lygtis dar vienas čia šuolis yra, arba Utrechtas, nu ir ką. Ir tada namolio į oro uostą, kad gali Vilniukas, toks vas vadgaliukas. Šiandien tobulas oras, būtų galima visą dieną šokinėti, 0 vėjo. Bet reikia grįžti namo. Galvoju, kad ne vakar šiandien tokia diena buvo kaip šiandieną. Bet nieko nepadarysi, negali skūstis. Jau 4 šaliukus padariau Olandijai. Kol čia esu, labai esu patenkintas savo blitz kelionę. Tai va, varom toliau, žiūrėt, kas čia gausis. Einu pas kolegą apžiūrėt, kaip jiems sekės pakuoti. Nu ką, atvažiavom į Utrechtą. Čia kažkokį pastatėlį labai įdomų atradę turim. Toksai va pastatas, kaip tiltas tarp pastatų. Šoksim nuo tos pusės į tą ir leisime šiandien prie pat neaukštas, bet įdomus objektas. Sakė, bus lengva, reikia tik sulaukti, kol pavyks pakliūti vidų. Kažkas išvedinėti turėtų. Tai bandom patikrinti. Jau pakliuvom. Super simple. I just arrived at the perfect moment. Jeez. That love that when you approach a building. And someone is reading. And yeah. That's perfect. Yes. Training outfit. It's like I can see that from a mile away. That's the point.
Svarbiausias dalykas, patenkant nelegaliai visokias tokias vietas, yra pasitikėjimas savimi. Tuomet niekaip neįsiduosi ir žmonės net nekvestionuoja, ar tu čia turi teisę būti. Ir faktas, tuomet gali eiti ir daryti, ką tik nori. Then pass back. Okay. Šitas pastatas nėra labai aukštas, turim tik 50 metrų aukštį ir tai reiškia, kad po kupolų skrisiu vos 5-6 sekundės, tad klaidų negaliu padaryti ir turiu viską atlikti preciziškai. Ready? I'm ready for you. Have a good one, my friend. Shall I jump or wait for those guys? Let's see what they're doing. Yeah, you can jump. Okay. Wait a second. Yes. Okay. 3, Ready for you. 2, 1, base, jump. Nice. Very nice flip, my friend. Yes. Beautiful. Nice one. Jau. Nu ką, padarėm dar vieną puikų šuolį, įskleidė man parašiutą. Martinas pats šovė gerą flipuką prisirišęs ir viskas, atvežė mane į Utrechto stotį, prie kurios yra fainas skateparkas, graži stotis. Ir viso, varau į oro uostą, dar oro uostą susipakinsiu parašiutą ir skrendu namolio. Tai hebryte, ačiū, kad žiūrėjot, kad dalyvavot nuotykiuose. Nepamirškit palaikint, pasubscribint mano kanalą. Pasidalinkit su draugais, kuriem būtų įdomu pamatyti tokį įdomų turinį. Jeigu tau įdomu, tai tavo draugui bus irgi įdomu. Tai pasidalink, nepatingėk. Padės man tai augti ir plėstis. Tai vat. O šiaip tai ką, geros dienelės, skanios kamelės. Ir susitiksim kitose šuoliuose. Ate! Mergide kaip pakakyti kalinu, tu mūsų čia palinu, mergide kaip pakakyti kalinu,